Sveiki gerbėmieji žiūrovai, vėl susitinkame mano virtuvėje, mano maisto šventykloje. Dabar aš darysiu specialų ciklą laidų, kaip turi atrodyti viena ar kita dieta. Pavyzdžiui, ši laida bus 1800 kalorijų, o tai yra kalorijų deficitas bet kam, ir vyrui, ir moteriai. Tai didžiulis kalorijų deficitas, nes mes šiaip turime sudeginti per dieną daugiau kalorijų, kad visos normaliai veiktų mūsų gyvybinės funkcijos. Ir jeigu jūs maitinsitės taip, kaip aš parodysiu dabar kiekvieną dieną, tai turėtumėt numesti maždaug kilogramą per savaitę. Ir pas jūs degs būtent riebalai, jūs nenumesite raumenų masės, bet būtent, ta prasme, ir vandeningumo masės, nes vandeningumas kūne yra labai svarbus, bet būtent turėtų degti riebalai. Tai va, dar šioje laidoje aš naudosiu specialią programėlę ant kompiuteriaus, aš parodysiu, kokia tai programa. Ir tokia pat programa galite pilnai naudotis ir jūs. Ir jūs ten galėsite pažiūrėti, būtent kokių vitaminų kiekius gausite taip maitindamiesi, ir patys išmokti, kaip naudotis tokia programėlė, ir sekti, kiek kalorijų suvalgote ir kiek vitaminų jūs gaunate. Svarbiausias dalykas, kai jūs ant kalorijų deficito gauti visko kaip minimum 100%. Ta prasme, galite taupyti ant kalorijų, bet ant vitaminų, mineralų, maistinių medžiagų taupyti negalime. Jeigu jūs negausite vitamino C tiek, kiek jums reikia, patikėkite, žiemos metu jūs kuo puikiausiai sirgsite ir visos jūsų dietos tuom ir baigsis, nieko jūs nepasieksite. Taigi, užteks plepėti, sekite, ką aš darau. Sveiki! Rytas pas mane, ką tik atsibudau, o rytas prasideda nuo kulkų neprašaunamos kavos. Čia yra 14 gramų sviesto ir 14 gramų kokoso aliejaus. Bendroji sumoje 220 kalorijų. Na ir štai mano bus, pirmas patiekalas. Galima vadinti pusryčiai, bet nežinau, ar galima vadinti pusryčiai, nes pažiūrėkite, pas mane dabar po 4-15 minučių. Priminsiu, aš valgau, prisilaikausi periodinio badavimo, ką jums irgi siūlau, ir jeigu jūs maitinsitės kalorijų deficitu 1800 kalorijų, tai bus labai lengva laikytis, nes jums iš tikrųjų netiek jau daug reikės suvalgyti. Tai štai mano, pirmasis patiekalas, 2 vidutinio dydžio kiaušiniai, sardinės, iš, to, kaip čia tas vadinasi, sardinės konservai ir avokadas, čia 180 gramų gerai prinokusio avokado. O dabar, kaip žadėjau, mes galėsime pasižiūrėti viską ant kompiuterio. Aš jums tuoj viską parodysiu. Kiek dabar gausis kalorijų grinai šituose pusryčiuose. Turbūt mums bus įdomu. Tiesa, ši programa vadinasi Chronometer, matote. Tai galite susirasti, tiesiog paieškokite Google, ir čia visiškai nemokamai. Galite rašyti, ką jūs valgote, ir čia jisai atsimins šitą programą. Ir galėsite netgi sekti, pavyzdžiui, jūsų kilogramus įvesti ir viską. Tik viskas yra angliškai. Tai teks naudotis žodinėliu, kad naudoti šią programą. Bet dabar aš jums viską paaiškinsiu, kiek mes, šitą pirmai mitybai suvalgysim. Čia yra įvesta, avokado 180 gramų, Aldi sardinės 1 servingas, ir 2 vidutinio dydžio kiaušiniai. Dabar mes leidžiame į apačią ir mes tuoj pažiūrėsim. Čia, yra beveik 670 kalorijų. Mums dabar kiekviena kalorija yra svarbi. Beveik 670 kalorijų. Čia yra labai nedaug karbohidratų, ir aš nenoriu daug karbohidratų savo pusryčiams, nes man būtina, kad mano smegenys dabar gerai veiktų. Ir aš, padarysiu laidą alternatyvus pusryčiai būtent tiems, kam būtina aktyvi smegenų veikla.
Reiškia, čia yra, reiškia, fiber, tai maisto skaidulas, mato 12,9, tai 304%, ko mums reikia per dieną. Tai labai gerai, nes mums šitas maisto skaidulės labai svarbios. Ir pažiūrėkite, cukraus tik tai 2,4 gramo, tik 3%. Štai šito aš nenoriu, nes aš noriu, kad mano smegenys kokios labai gerai dirbtų. Ir pažiūrėkite, 80%, mes gausim 80% riebalų vien per pusryčius, o mes dar gėrėme kulkų neprašaunamą kavą, tai mes jau turėsime tikrai virš 100%, kas yra nuostabu. Omega 3, 2 gramai, 126%. Tai yra tiesiog fantastika, kad mes tiek gausim. Omega 3 reiškia per pirmą mūsų mytybą. Čia vien per pirmą mūsų mytybą, čia ne per visą dieną. Kolesterolis, matote, dega raudonai, kad tipo jo yra per daug, bet šitie duomenys yra žmonėms sergantiems, taip kad mes pakeisim, mums tikrai galima kur kas daugiau. Aš manau, kad reiškia, minimum tegu būna 300 mg, o maksimum tegu būna 1000 mg. O šiaip galima kiek tik norite. Cholesterolis labai sveika ir jo reikia kiek įmanoma daugiau. Reiškia, galima viską pakeisti. Nežinau kodėl, bet jisai nenori veikti. Gal aš jau pakeičiu? Aha, viskas pakeista. Labai gerai, pažiūrėkite. Dabar degs žaliai, 135%, puiku. Baltymų mes nepririnkom, bet su baltymais juokauti nereikia. Apie baltymus aš padarysiu atskirą laidą. Reiškia, visų amino rūgščių mes iškart gavome pakankamai. Kas, vidutinis dalykas. Taip, pas mus aiškiai trūks dar vitamino B1, tai mums reiks jo kažkur paieškoti. Vitamino C tik 19%, bet aš dar valgysiu vaisius, o vaisiuose labai daug šito dalyko. Vitaminas B12, vitaminas, pats svarbiausias. Pažiūrėkite, 446%. Aldis sardinės, 405%. Reiškia, kiaušiniai, 41%. 450% B12 vitamino, tai išties nuostabu. Vitaminas D, jau pilna porcija, puiku. Fosforas smegenims. Ar žinote, kodėl vegetarų smegenys po truputį nusiplauna? Jie negauna fosforo, normalaus fosforo iš žuvies. Kaip jūs galite nevalgyti žuvies? Tai nusikaltimas. Seleniumas svarbus kam? Jūsų prostatai. Nenorite gauti prostatos vėžį, valgykite seleniumą. Reiškia, aš dabar nežinau visų tų vertimų į lietuvių kalbą. Patys pasiieškokite, patys išsiaiškinti. Reiškia, vėlgi, pažiūrėkite, sardinės, viskas turi šiek tiek seleniumo, o sardinės daugiausiai ir būtent sardinių. Reiškia, sardinių seleniumas yra labai sveikas. Jūs turbūt daug girdėjote, kad brazilų riešutai turi daug seleniumo, bet tas seleniumas visai mums netaip jau gerai ir tinka. Mums reikia mėsinio seleniumo. Tai būtent tai apsaugos jūs nuo prostatos vėžio, o ne kažkokie braziliški riešutai. Nesakau, kad jų visiškai nereikia. 3 braziliškus riešutus į dieną galima suvalgyti, bet nebūtina apsiėsti jais. Ir netikėkite, kad čia jau taip jau apsaugos jūs, reiškia. Tariau kalcijus. Kalcijus vienas tokių dalykų, ką labai sunku gauti, kadangi aš nevartoju pieno produktų išskyrus sviestą. Tai pažiūrėkite, aldis sardinės, kadangi jos su kaulais turi 42% mūsų kalcio dozės. Tai yra tiesiog fantastika. Dėl to aš sardinės valgau kiekvieną dieną. Šiek tiek turi dar kiaušinį ir šiek tiek turi avokadas. O dabar pažiūrėsime, kaip mums sekasi bendrai paėmus su visa mūsų rytinė kava. Bendrai paėmus mes jau surinkome 789 kalorijus. Reiškia, sotieji riebalai, saturated fat. Čia jau dega raudonai, mes čia pakeisim. Čia vėlgi labai ligotėm žmonėm tokie duomenys, o mums tikrai galima daugiau, reiškia, sočių riebalų. Sotieji riebalai labai sveika ir jų reikia praktiškai valgyti labai daug. Taip pat reikia ir, reiškia, šitų monounsaturated, polyunsaturated fetų, bet sotieji turėtų būti pirmoje eilėje.
tikrai netikėkite, kad čia, reiškia, mums reikia būtent šitų ir vengti saturated fat. Čia yra absurdas. Ko reikėtų prisižiūrėti, tai trans fato, bet vėlgi, jeigu jūs valgysit sveikai, tai nesvarbu, koks šis skaičius, nes reiškia, natūraliai atsiranda, viskas, kas natūralu, viskas normaliai, natūraliai atsirandantis, mums tikrai nėra kenksminga. Toliau yra folate, reiškia, irgi svarbus dalykas, vitaminas B6, niacinas jau 61% surinkom, galima atostogauti. Vitaminas B12 beveik 100%. Tai žiūrėkite, mums labai kol kas normaliai sekas, tik tai matote, mums dar labai daug reikės ko mineralų. Tai va, aš suvalgysiu ir susitiksime sekantį kartą, kai aš jau maitinsius kažką tai dar. Bus vaisiai ir mes įvesim tuos skaičius ir žiūrėsim, kaip viskas pakis. Na štai, dabar jau, reiškia, 6 valandos ir aš dabar gersiu espresso kavos ir čia 22 gramai 85% juodo šokolado. Tai va, sutiksime vėliau. Na štai, laikas man pavalgyti vaisių. Čia yra 49 gramai kivi ir 167 gramai persikų. Šitie visi gramai labai svarbus, nes aš noriu viską žinoti labai tiksliai ir jums bus įdomu jau po 7-6 minutės. Taip kad tas laikas valgyti. Va, aš jau viską įvedžiau. Kas čia dabar? Pažiūrėsim toje. Kas pas mus gaunasi? Reiškia, aš dar valgiau šokoladą. Neįvedžiau šokoladą. Galėsit pažiūrėti, kaip reikia įvesti čia visus duomenis tada tuo pačiu. Palaukite. Dabar, kad įvesti duomenis, reiškia, einam add food, dadėti maistą. Dabar rašom black chocolate. Chocolate dark, štai, būtent šitas ir yra. Ir aš jau suvalgiau gramai, 22 gramus. Tai va, dabar galėsim pažiūrėti, kaip viskas pas mus pakito. Reiškia, aš jau surinkau 57% kalorijų, tai 1026 kalorijas. Čia jau viskas gražėja, bet man trūksta B1 vitamino labai. Pažiūrėsiu, kur jį gauti. Dėl karbohidratų aš nepergyvenu. Jų ko mažiau, cukraus irgi ko mažiau, kokias 25 gramai. Toliau, vitaminas C, jau 82%, neblogai. Dar labai svarbus dalykas yra kalis, potasium kalis. 51% kol kas tik tais, bet mes surinkom 57% kalorijų. Tai reiškia, reiks daug valgyti daržovių. Tiesa, dar aš gausiu nemažai, reiškia, kalio. Bet to aš išsiaiškinu, reiškia, seleniums yra seleno, folate yra folatų, magnesium yra magnio, magnys yra manganas, sodium natris. Tai va, galėsim šitos naudoti, reiškia. Tai va, magnesium, tai palaukit. Magnio, manganatas. Reiškia, magnio yra 52%, manganato 69%. Irgi kol kas trūkumas. O šiam, kas yra sudėtinga, kai jūs, reiškia, valgote mažakalorinę dietą, iš tikrųjų surinkti visą šitą reikalą. Su šitos vitaminus. Aš, pavyzdžiui, valgau per dieną apie 3000 kalorijų. Tai man net nereikia žiūrėti, aš žinau, kad pas mane bus visko 100%. Kur kas viskas pasidaro paprasčiau.
Na gerai, susitiksime truputį vėliau. Sekantis dalykas, ką aš vartosiu, yra detokso kokteilis. Apie šį kokteilį yra sukurtas video, jis iš tikrųjų labai sveikas. Prabėjo dar pusvalandukas po 7:30 ir iš karto po šio kokteilio aš jau pradėsiu gaminti vakarienę. Pažiūrėkime, kaip sekasi mūsų reikalai. Dabar viskas jau yra įvesta, visas sąrašas čionais. Reiškia, būtent kokį kokoso vandenį aš naudoju, vieną stiklinę. Spirulinos čia įeina 8 gramai. Cinamono šiandien suvartoju vieną arbatinį šaukštelį. Ir 2 šaukštai obuolių acto. Pažiūrėkime, kas mums gaunasi. Kalorijų jau 62%. Vitamino B12 netgi parašyta, kad per daug, bet čia šitie visi duomenės yra surinkti ligotiniam žmonėms. Žinot, kaip jeigu sekt, pavyzdžiui, niežais sergantys žmonės, jeigu visi sirgtų niežais, tai galima būtų pasakyti, kad žmogui kasyti sveika. Bet tik jeigu jūs sergat niežais. Taigi mes šito B12 vitamino iš tikrųjų galime kur kas daugiau, aš prašysiu 50. Aš tikrai nemanau, kad čia yra norma. Aš kaip dietologas reiškiu savo nuomonę. Taigi pas mus kol kas didžiausias problemas yra vitaminas B1. Pas mus vitamino A trūkumas, bet čia ne problema. Vitaminas A tai yra iš vis ne problema. Vitaminas B1, tai jau rimtesnė problema. Toliau, vitamino C mes jau surinkome savo normą, 152%, labai gerai. Vitaminas K taip pat nebus problema. Štai vitamino E, nežinau, kaip čia bus sudėtinga. Cinkas tai bus didžiulė problema. Reiškia, čia ne sodiumas, čia vadinas natris, man atrodo, to aš pažiūrėsiu. Natris, jo. Reiškia, natris ne problema, druska. Kalio po truputį renkam, dabar bus vien daržovės vakarieniai, tai turėtumėm surinkti. Kalcijos aš turiu neblogus vitaminus. Tiesa, aš dabar vieną ir išgersiu. Štai, išnaudoju, reiškia, kalcio citratą su vitaminu D3. Taigi išgersiu vieną tabletę. Čia bus iškart 25%. Turėčiau priimti šiandien. Man geriu. Puiku. Tuo įvesim, kad aš išgeriau šitą tabletę. Tiesa, čia galite pasidaryti, reiškia, maistą patys. Ta prasme, paspaudžiat foods, reiškia, maistas. Ir po to galite visus duomenis arba įvesti patys, reiškia, create new food, čia visi mano sukurti maistai. Arba galite tiesiog pataisyti, pavyzdžiui, search for food, tai reiškia, ieškome maisto, pavyzdžiui, pavyzdžiui, bananą, sakykime, ne? Įmame, pavyzdžiui, bananą ir jeigu jūsų bananas turi kažkokius kitus duomenis, tai jūs galite viską čia pataisyti ir po to išsaugoti pagal savo pavadinimą. Ir reiškia, čia vat, reiškia, edit, taip ištaisyti, išsaugoti savo pavadinimą ir po to rasite savo maistą. Čia yra krūvos mano, visi mėlynai pažymėti, yra mano sukurti, reiškia, pavadinimai, mano sukurti maistai, tai dažniausiai priedai. Ir šitas bus taip pat, reiškia, rašau Solgar. Ir štai kalcium citratas su vitaminu D3. Irgi nenuostabu. Ir aš suvartoju 0,20. 0,25. Štai. Ir įvedėm. Nes pilna dozė tai 4 tabletės, o aš, reiškia, suvartoju tik tai 1/4 to. Ir dabar pas mus kalcijaus jau 86%. Jeigu ką, aš galiu išgerti dar vieną tabletę. Vitamino D 234%, taip pat puiku. Kągi, susitiksime vakarienėje. Bus pas mane sunkus darbas. Mums beliko valgyti ne tiek jau daug. Dabar 1120 beveik 2 kalorijos.
Taigi bus nemažas darbas, kaip man užpildyti visus šitos skirelius arba priartinti kiek maksimaliai arčiau, nes aš nežinau, ar man išeis su 1800 kalorijų viską padengti. Kas yra juokingiausia, kad kiti žmonės maitinasi 1800 kalorijų kiekvieną dieną. Labai daug tokių žmonių. Negali numesti svorio ir negauna pakankamai vitaminų. Jie pagreitintai sensta. Serga visokiomis ligomis baisiomis, rizikuoja susirgti visokiais vėžiais, širdies infarktais ir taip toliau, nes šitie visi dalykai yra būtini, jūs suprantat. Jeigu jūs negaunat viso šito, nesvarbu, yra žmonių, kurie valgo 3000 kalorijų ir vis tiek nesurenka viso šito. Pavyzdžiui, jeigu jūs esat vegetaras, tai jūsų vitamino B12, nebent jūs naudojate papildus, žiūrėkite, aš jums parodysiu pokštą, reiškia. Jeigu sardinės sudar, palaukite, ne, bus paprašiau kitaip padaryti. Jeigu pažiūrėti vitaminas B12, tai spirulina, pirmiausia spirulina, vitaminas B12 nesiskaito, jis nesivirškina. Tai jeigu jūs vegetaras, tai jūs nevalgote sardinių, nevalgote kiaušinių. Reiškia, jūsų vitamino B12 nulis. Ta prasme visiškai nulis. Žinoma, jūs pirinksite visokio kito velnio. Toliau fosforas. Fosforo šiek tiek procentų prisirinka, bet 77% yra sardinės, 22% yra šitie kiaušiniai. Tai pažiūrėkit, pirmieji du patys galingiausi. Nemanau, kad jūs valgysit pakankamai šokolado, kad pririnkti pakankamai fosforo. Mes jau pririnkom pakankamai mangano. Pakankamai mangano pririnkome, tai gerai, tai svarbus aspektas. Tai kol kas sekasi ne taip jau ir blogai, tikiuosi išeis su cinku. Bandysim, kaip nors išspręsti šitą problemą. Gerai, susitiksime vėliau šiek tiek. Aš jau ruošiuosi gaminti vakarienę. Šitas viskas keliaus ant kinietiškos wok keptuvės. Aš naudosiu 5 gramus ekologiško saulėgrąžų aliejaus. Ir aš išviriau 50 gramus. 50 gramų buvo sureiškęs sausų šitų lešių. Dar priedo aš valgysiu 10 gramų mendalio riešutų ir 20 gramų kaip čia vadinas, moliūgo sėklų. Tai susitiksime už stalo. Šiaip viskas gaunasi, pamatysite, labai gražiai susirinks visi vitaminai, kurie mums šiandien reikalingi ir bus būtent 1800 kalorijų. O štai ir viskas pagaminta, mano vakarienė. Pažiūrėkite, čia ganėtinai platus indas. Čia reiškia 10 gramų mendalio riešutų, 20 gramų moliūgo sėklų. Štai iš tikrųjų netiek ir mažai, čia yra dar, nepamirškite, lešiai, virti raudoni lešiai, jų netgi 50 sausų gramų. Taip, kad pakankamai kaloringa, aš manau, kad aš būsiu sotus, aš netgi dabar jaučiuosi pakankamai sotus, o dar visą tai reikės suvalgyti. Ir dabar yra po 8:40, jeigu atsimenate, aš pradėjau valgyti po 4:15, reiškia, aš turiu baigti valgyti iki 9:15, kad išlaikyti savo 5 valandų periodą. Tai aš turiu 35 minutės. Tai bus juokum darbas. Gerai, ir susitiksime po vakarienės, tada mes viską detaliai apžiūrėsime, kaip pas mus gavosi užpildyti visas vitaminų lenteles. Aš tikrai nemelavau, aš tikrai valgau visą tai, ką jūs matote. Ir jaučiuosi puikiai ir sotus, taip kad tikrai sublokti pakankamai lengva, kai žinote, ką valgyti. Štai aš ir po vakarienės, kaip matote, surinkome 100% energijos, 1798,9 kalorijos. Beveik 1800. Žinoma, tai nėra garantija, kad būtent tiek kalorijų. Mano manimu gali būti šiek tiek mažiau, gal 50 kalorijų mažiau aš suvalgiau. Šiaip jaučiuosi labai sotus, iš tikrųjų ir maisto tikrai daugiau nenoriu. Nenoriu per prievartą kišti ir man tų 1800 kalorijų pilnai pakako. Dėl vandens nežiūrėkite, aš dar išgersiu per dieną 2 litrus, taip kad
vandens tikrai bus pakankamai, kofeinas, reiškia, tai 400 mg maksimum, irgi labai gera dozė taisyklinga. Aha, reiškia, angliavandenį 163 gramai, 126%. Jų galėtų būti ir mažiau, bet tai normali dozė, nėra per daug. Toliau, reiškia, maisto skaidulės, 46 gramai, gerai, kad jų pririnkome. Cukraus kiek įmanoma mažiau, bet aš surinkau 61 gramą, tai puikus rezultatas iš tikrųjų. Reiškia, riebalų 104 gramai, omega 3 2,3 gramai, bet čia pagrindė yra gerieji tie omega 3, reiškia, iš žuvies. Sardinės surinko beveik daugumą viso to, reiškia, omega 3, nes jeigu jūs nežinote, iš augalų omega 3 iš tikrųjų niekam tikia yra ir jų neverta valgyti labai daug ir kreipti jos dėmesį iš vis. Baltymų surinkome 82 gramus, tai 147%, reiškia, normaliai. Jūs po to įveskite, reiškia, į šitą programą savo kūno duomenis, tai jums tada rodys, kiek jums priklauso. Toliau čia žiūrim mineralai. Viskas, matote, žalia, tai reiškia, visko yra pririnkta. Ir cinko pririnkau, reiškia, problemų nebuvo. Lęšiai labai padėjo, matote, 16% grybai. Dėl ko aš valgau grybus, nes yra cinko juose nemažai. Toliau mes žiūrime. Reiškia, natris tai iš vis ne problema. Tiesiog įdėkite druskos, aš įdėjau 4 gramus druskos į vakarienę, buvo pakankamai sūru ir skanu. Kalcio pririnkom, reiškia, 109%. Vienintelis maisto papildas, kurį aš naudojau, tai buvo kalcio vitamino D3, reiškia, tabletė. Reiškia, ten labai nedidelė dozė buvo iš tikrųjų. Ir čia matote irgi viskas pririnkta, B1 taip pat pririnkau. Taip, pažiūrėsim. Vitaminas E irgi problemų nėra, 112%. Taip. Vitaminas B12 1000%, puikiai dieninė norma. Reiškia, žiūrėkite, vitaminas B1, pažiūrėsime tuo. Su juo buvo problemos, bet prašau, kai išsiviriau, reiškia, lęšių, problemos dingo, 21%, spirulina 16%. Na ir štai, reiškia, viskas čia užrašyta. Ką aš suvalgiau, tai reiškia, yra, reiškia, vakarieniai buvo, kaip ir minėjau, šitų moliūgų, reiškia, moliūgų saulėgrąžos, žali žirneliai 50 gramų, reiškia, gaminti lentylių 50 gramų, reiškia, čia yra rau, tai reiškia, nevirtų, jie išvirė, aišku, daugiau gavos, grybai, reiškia, čia yra 200 gramų gavos didžiuliai tie 2 grybai. Su dideliam galvom šparagai 65 gramai, toliau saliera 70 gramų, saldusis, reiškia, čia nesaldusis, čia aitrusis tas pipiras 25 gramai, o saldusis pipiras 70 gramų, svagūnas 90 gramų, česnako 11 gramų, ginger tai yra, kaip čia jisai vadinas, imbieras 6 gramai, oregano 1 arbatinis šaukštukas, reiškia, ciberžolės 1 arbatinis šaukštukas, druskos 4 gramai, toliau mendalio riešutai 10 gramų, saulėgrąžų aliejus 1 arbatinis šaukštukas, tai 5 gramai, toliau citrinos, įpuško citrinos sultis 40 gramų ir dar kokoso aliejaus 4 gramai, viskas. Tuo dabar sudėsim viską ir pažiūrėsim, kiek gavosi, reiškia, būtent mūsų vakarienė. Įdomumo dėlį, taip? Viską kartu sudėsime.
Galima bus pamatyti, kiek kalorijų. Visą tai galėsite ir namie daryti. Jau per kitas dietas, kai bus 2000, bus kur kas lengviau, nes jau kur kas lengviau pririnkti visus tuos reiškia, dar pomidoras buvo vienas vidutinio dydžio pomidoras, nepaminėjau. Štai, reiškia, kai bus 2000 kalorijų, bus kur kas lengviau surinkti visą šitą. Visus šitas lenteles užpildyti, taigi kalorijų gavos 670 ir pažiūrėkite, kiek daug visko, nes daug buvo daržovių ir lęšiai, kaip žinia, irgi labai labai turtingi. Tai va, čia mūsų vakarienė, matote. Nemažai kas užsipildo žalia spalva ir nemažai cinko ir, reiškia, šito kalio 52%. O kalorijų, čia nais tik tais mūsų dienos normos, tik 37% kalorijų. Reiškia, tiek daug visko maistingumo. Nu, bus tiek šitam video. Jeigu jūs maitinsitės taip kaip čia, žinoma, galite daryti pakeitimus. Sakykime, vietoj lentilių galite išvirti kokių nors pupelių, galite išvirti avižirnių, galima ir ryžių išvirti, bet kad būtų kažkur 50 gramų. Būtinai suvalgykite moliūgos sėklas 20 gramų, būtinai suvalgykite mendalio 10 gramų riešutų, čia būtina. Būtinai naudokite kokoso aliejų, būtinai naudokite sviestą, būtinai naudokite šiek tiek, reiškia, galbūt arba alyvuogių aliejaus, arba saulėgrąžų aliejaus, arba rapsų, bet būtinai ekologiška. Nes tenais yra vitaminas E, jūs nepririnksit pakankamai vitamino E be šito reikalo. Toliau, reiškia, kas dar būtina. Tiesa, aš gėriau 2 puodelius žalios arbatos ir išgėriau 3 puodelius kavos. Būtinai gerkite daug kofeino, kofeinių tokių gėrimų, bet cukraus savaime, aišku. Jokio cukraus. Nes tenais yra taip pat daug mineralų, o mineralai yra svarbus dalykas. Sardinės galite pakeisti į laukinę lašišą arba pakeisti į 150 gramų raudonos mėsos neriebios. Tai va, vietoj sardinių galite. Kiaušinius būtinai 2. Čia būtinas dalykas, nes kiaušiniai yra iš tikrųjų multivitaminų kompleksas, galima sakyti. Tenais galiu jums parodyti, pavyzdžiui, 2 kiaušiniai kepti. Pažiūrėsim, kiek jie visko turi. Kreipkite dėmesį. Kalorijos 8%, bet pažiūrėkite, kiek visko užpildyta. 8%, bet pažiūrėkite, kiek visko užpildyta. Štai taip. Nieko geriau ir nelabai ir sugalvosiu, iš tikrųjų. Pažiūrėkite, vitamino B12, 41%, kaip nuostabu. Ir iš tikrųjų ir vitamino D, ir vitamino E šiek tiek, visko po trupučiuką, ir mineralų irgi tikrai netrūksta. Seleniumas, reiškia seleniumas, kaip mes tai vadinas, dar kartą atsiminsim. Seleno, reiškia, irgi mums būtina. Tai va, turėkite omeny, ir jeigu, sakau, jūs taip maitinsitės, jūs turėtumėt numesti kaip minimum kilogramą. Ta prasme, jeigu jūsų kalorijų sąnaudos didesnės, jūs numesit daugiau, jūs galite numesti ir 2 kilogramus į savaitę. Tai būtų tikrai puikus rezultatas. Gerai, rašykite man, kaip jums sekasi, galite parašyti po video, būtent čia, kur yra, reiškia, ir užduoti klausimus, atsakysiu visus klausimus. Gerai, sėkmės, viso gero. Sveiki žiūrovai, tikiuosi atsimenate, kad aš esu ne tik dietologas, bet taip pat ir rašytojas bei filosofas. Tai štai yra viena iš mano knygų, tai pirmoji mano knyga, pavadinimu Armagedonas. Jinai yra išleista e-versijoje, elektroninėje versijoje, ją galite nusipirkti šiame saite knygos.lt arba taip pat galite nusipirkti skaityklėje.lt. Kaina visiškai nedidelė, tai praktiškai menkniekis, malonaus skaitimo, ir taipogi yra išleista mano kita knyga, tai Solemija. Ir jinai yra išleista tiek popierinėje versijoje, tiek elektroninėje versijoje. Ja galite gauti praktiškai visur, tiesiog paieškokite ir tikrai rasite tiek Lietuvoje, tiek galite nupirkti internetu, tiek elektroninę versiją, tiek popierinę versiją.
Ir jei jums patinka mano požiūris į gyvenimą, patinka mano sveikuoliški nuostatai, taip pat labai būčiau dėkingas, jeigu padėtumėt platinti mano YouTube kanalą ir mano video, dalindamiesi, reiškia, mano vaizdais per Facebooką ar ten per kitus platinimo kanalus su savo draugais, tai taip pat praverstų ir jūsų draugams. Aš jūs įtikinu, jeigu jūs laikysitės mano dietų, mano gyvenimo stiliaus, jūs atrodysite taip puikiai, kad jūsų žmonės pradės klausinėti, kaip jūs tai pasiekite. Ir vienintelis būdas atsakyti bus nuorodos į mano kanalą. Taigi, viso geriausio ir sėkmės. Sveikai, gyvenkite ilgai ir laimingai.